Dirbtinio intelekto naudojimas būtent švietimo background. Šiek tiek frikas. Kaip tu viską spėjai? Kad tu gerai suprastum industriją, tu turi toje industrijoje pabūti. Jeigu tau per dieną nebūtų jokių darbų, tada būtų kažkas blogai. Socialinių tinklų detoks. Labadiena, mėly žiūrovai, arba labas rytas, arba labas vakaras, priklausomai kada mus žiūrite. Sveikinu užėjus į Atlantų balkoną. Ir oras šiandieną labai įdomus ir labai skatinantis daug ką veikti, nes šiandieną mes turime nuostabią pašnekovę Mintarę Palevičiūtę. Labas, Mintarė. Labą. Ir žinokit atvirai, tai aš nelabai suprantu, kiek ji turi rankų. Dabar matau, kad turi 2 rankas, bet pasižiūrėjus į visus sektorius ir industrijas, kas ją domina ir kur jinai yra įsisukusi, atrodo, kad tu turi daug daugiau negu 2 rankas. Kultūra ir menas, grožio industrija, edukacija, inovacijos ir technologijos, komunikacija, kino industrija. Kaip tu viską spėjai? Aš nežinau, turbūt aš turiu tokią smalsumo problemą. Man viskas įdomu, aš visur noriu įlysti, visur noriu pabūti. Ir kad tu gerai suprastum industriją, tu turi toje industrijoje pabūti, kažkuriuose batuose ar ne. Ir kai man viskas įdomu, tai aš visur ten visur ir atsiduriu ir pabūnu. Tai turbūt taip. O dabar išvardintų mano šitų industrijų sektorių, kuris yra tau labiausiai arčiausiai širdies? Geras klausimas, turbūt irgi eina taip viskas etapais. Kažkuriuo momentu, turbūt labiausiai mokykloje man ypač patiko kultūros, meno sektorius. Aš labai norėjau tapti aktorė ir aš stojau į aktorinį šiaip. Ir kaip sekėsi? Kaip matot, tai dabar inovacijų ekspertė. Tai aktoriaus rolę aš iš tikrųjų turiu, ar ne? Nes aš ir toj ir tame sektoriuje esu, ir tame sektoriuje esu, ne? Tai aš iš esmės esu aktorė, ar ne? Esi, taip. Tai... Ir dabar prieš kameras. Jo. Bet nevaidini dabar jau nuoširdžiai šneki. Vaidinti, nebevaidinu, bet šiaip labai pasilgstu, man teatro scena buvo artimiausia, šiek tiek teko lysti į kiną, bet nieko pernelyg įdomaus, kažkaip užbėgau už kameros ir prodiusavau ne vieną filmą, aišku, trumpametražius, mažesnius, bet man tai labai labai patiko. Ir dabar patinka, tik ši veikla dabar yra šiek tiek sėslesnė, nes atsirado ta inovacijų ir technologijų erdvė, kur jau nėra pilna galva, man atrodo. Labai daug ko nesuprantu, bet taip įdomu mokytis. Ta prasme, jo. Ir kai nesupranti, tada ir būni daug labiau atviras visam mokynimuose procesui. Taip. Ir viskam kitam. O kur tiksliai ir kaip prasidėjo tavo šitas ieškojimo kelias, smalsumo kelias? Tai turbūt nuo universiteto, sakyčiau. Šiaip aš ieškotoja buvau visą gyvenimą, kiek pamenu, aš labai mėgstu keliauti ir semtis naujų patirčių ir panašiai. Bet pavyzdžiui, kai atėjau į universitetą, aš buvau tokia, aš nežinau iš tikrųjų, ką aš noriu veikti, man viskas įdomu. Tai aš visur ir eisiu. Ir tau tai labai gerai nuskilo. Jo, aš esu renginius prodiusavus, esu kino filmus prodiusavus, tada aš dirbau ryšių su visuomenė specialistė, komunikacijos specialistė, marketingistė, rinkodaristė. Ir panašiai. Nes viskas įdomu, viskas patinka, visur yra labai daug ką išmokti ir aš noriu mokytis. Man nuoširdžiai labai labai patinka mokytis. Labai turbūt durnai skamba šiaip. Tokia kaip biškai moksliukė. Daug kas taip sako, bet ne visi turi tavo omeny, žinai. Ir kai tu esi įsitraukusi tiek daug dalykų, toks ir jausmas, kad tau iš tiesų patinka mokintis. Nes... Oho. Palauk, tu irgi turi 24 valandas per parą, kaip ir mes visi kiti, ne? Jo. Miego mažai, valgymo mažai, darbų daug ir visada. Tai ir dabar atbėgau į podcastą, bet prieš tai turėjau 4 darbo skambučius ir dar po šito turėsiu kelis ir tada dar susirinkim. Ir dar, man atrodo, sakė, kad turiu į kažkokį renginį nuvažiuoti, tik dar nežinau kokį ir kodėl, bet važiuosim. Bet tiesiog darai, nes jeigu tau per dieną nebūtų jokių darbų, tada būtų kažkas blogai. Tada būtų kažkas jo, aš tada labai depresyviai jaučiuosi. Man atrodo, kad pas mane visada turi kažkas, virti. Jo, kad kažkur ten. O kaip tada palaikyti tą veiksmo inerciją? Nes taip ir būna, kad darai, faina, bet tikrai būna tau irgi tokių dienų, kada, burniautinė tipo? Kažkas tokio, kad nenori, negali ir toks. Kaip tada tvarkytis?
Na, visų pirma, tai turbūt reikia labai gero laiko planavimo. Šitą aš turiu dar iš mokyklos laikų. Tai Google Calendar, karočiui, mėgstamiausia programėlė. Ten viskas spalvota. Vienas darbas viena spalva, kitas darbas kita spalva. Draugų susitikimai planuojami 2 savaitėm į priekį. Ir viskas minučių tikslumu, ne? Jo, čia kur. Nebūsi. Nebūsi. Nu, labai blogai. O, turiu 1 laisvą minutę. Galiu nueiti į tualetą. Jo. Ne, dar iki tiek nėra, bet bijau, kad kažkada gali būti iš tikrųjų. O grįžtant prie klausimo, ties burniautų, labai reikia šiaip gerai apsisupti save komandą, žmonėmis, draugais, mano atveju ir šeima, kurie tave palaikytų ir kurie iš šono galėtų pažiūrėti ir sakyti, ei, Gintarė, chilling. Mano draugai labai man dažnai taip sako ir, Gintarė, darbas nėra tavo gyvenimas. Taip nėra, bet tai labai didelė mano gyvenimo dalis. Na taip, neatsiejama realiai visą. Jo, bet kartais tikrai labai gerai sustoti, viską išjungti ir tiesiog pačilinti. Tipo, pažiūrėti sieną, pažiūrėti filmą. Nu gerai, gal sieną. Arba filmą, arba į sieną. Jo, dažniau šiaip į sieną žiūrėdavau. Bet, bet kas yra su filmais irgi. Pavyzdžiui, pažiūrėti filmą, pačilinti, ne? Nueiname su draugu į filmą, tarkim, žiūriu ir aš tokia, dabar stambus planas bus. Dabar bendras, žiūrėk, 1, 2, 3, detalė. Va. Kur man tų visokios informacijos kiekių yra daug ir atrodo, aš net laisvu metu kartais dirbu, kas erzina, tai tada geriausia padeda žiūrėjimas į sieną, aš nejuokauju. Tiesiog pažiūri ir toks, kur... Iš tiesų, bet ir žmonėms sunku šiais laikais tiesiog atsisėsti ramiai ir žiūrėti sieną. Ane? Dėl to, kad mūsų vartojimas labai greitas. Ta prasme, visa ta TikToko era ir panašiai, ir tas nuolatinis scrollinimas, ir tipo, mes norim veiksmo. Ir man atrodo, kad aš paveikta labai esu. Man atrodo, visas pasaulis yra iš to paveiktas. Jo. Bent jau visas modernus pasaulis. Taip. Dėl to kartais labai gerai daryti socialinių tinklų detoksą. Ir viską išsitrinti. Ir kaip sekasi? Gerai. Kiek ilgiausiai esi padarius tą detoksą Mėnesį. socialinių tinklų? Mėnesį, visą mėnesį. Man parašė, tu gal numirėjai, tau viskas gerai. Jo, sakau, detoksinu, chillinu. Nes iš tikrųjų anksčiau labai mėgdavau dokumentuoti savo gyvenimą ir ten dalinti istorijų, nufilmuoti dar kažką. Nežinau, kas čia per etapus. Iš tikrųjų, nežinau, kad aš tam turėjau laiko. Labai suprantamas etapas. Jo. Tai buvai šiokia tokia influencerė? Nu, manau, biškai galima mane Lietuviškai nuomonės formuotojai. Jo, galima šiek tiek mane prie to priskirti, nes aš turėjau ir tų reklaminių kampanijų, kai man sumoka pinigėlius, kad aš ten parodyčiau, pasakyčiau, kad čia gerai ir panašiai. Visada darydavau tik tada, jeigu tikrai nuoširdžiai man patikdavo tas produktas ar paslauga. Tai čia aš apsidraudžiu, kad su brandai, su kuriais dirbau, man tikrai nuoširdžiai patikdavo. Ateina ir dabar tų laiškų, man tarkim į Instagramą ir aš būnu tokia... Bet kodėl aš nei paustinu, nei kažką ten, savo nuomonę reiškiasi per daug. Bet tai žiauriai gerai, tavęs nori, ta prasme nori, kad tu reklamuotum. Jo, bet aš nesuprantu, kodėl. Kur, aš chillint noriu. Kodėl aš dabar turiu būti influencerė. Bet iš kitos pusės galvoju, bet visai gerai buvo būti influencerė. Tu gauni pinigų už tai, kad padarytum postuką. Jeigu tu nenori būti influencerė, gali visas tas kompanijas ant manęs perrašyti, kad aš galėsiu pareklamuoti. Okay. Gerai. Arba kolebą darysim. Ja. Tai va, tai nežinau, tas detoksas, jisai yra sveikas smegenim, sveika tau, bet tuo pačiu ir labai baimė sukyla. Ypač pirmus kartus darant detoksą, kad tu left outinsi. Kad tu kažko nepamatysi, kad tu kažkur nebūsi. Ir tas gazdina. Bet ar iš tiesų šitą baimę pasiteisindavo? Ar iš tiesų ištrynus socialinės medijas kažką praleisdavai? Ar buvo toks, nes mėnuo be socialinių medijų čia yra daugeliui baisiau už kalėjimą. Baisu, bet turbūt baisiausia pačias pirmas dienas, o tu kaip ir nieko nepraleisi, nes jeigu tu turi artimų žmonių ratą, savo draugus ar ne, tu turi darbą ir panašiai, tai tu girdi, kad žmonės kalbas. Ta informacija vis tiek būni pasiekia ten, taip, tave pasiekia ta informacija. Jo, gal tu toks biškelį dirnelis būni, kad tipo, nemačiau, kodėl. Taigi čia visas Instagramas, čia Reels eina, neturiu dabar. Ir tu, kaip tai neturi? Ir tu, nežinau, nenoriu. O kas buvo? Ir tau papasako, ir tu, sutaupiau valandą
Skrolinimo, jo. kad suprasčiau, kas vyksta. Man tiesiog papasakojo, jeigu man įdomu, aš tiesiog paguglinsiu, žinai, tipo, arba pasižiūrėsiu. Tai sveika. Labai sveika, man irgi atrodo labai sveika. Ir labai pagirtina. Tai Vienas mėnuo. siūlau pabandyti. Mėly žiūrovai, jūs irgi padarykite šitą iššūkį. Vienas mėnuo be socialinių medijų. Pasimkite savo Nokia mygtukinį telefoną, įsidėkite SIM kortelę. Praneškite draugam, nes draugai pagalvos, kad jūs mirėt. Ir... Jo. Nu, aš draugam tai aišku, kad pranešiau, bet pasirodo, aš turiu tiesiog sekėjų, kurie Taigi domisi. tu influencerė, nuomonė sekė, kremukai Baigė visokie. sakyti. O ką, pavyzdžiui, reklamuodavai? Kas būdavo? Kremukas. Kremukai. Kremukas reklamuodavau. Sausas pusryčių dar esu reklamuodavau. Sausus pusryčius reklamuodavai. Pirmą kartą girdžiu, kad sausus pusryčius reklamuoja. Per Instagramą tikriausiai, ne? Jo. O mano rytas prasideda su sausim. Sausi pusryčiai, tegas. Čia patys geriausi. Be jų ryto neįsivaizduoju. Bet kadangi dabar nesumokėjo, tai mes dabar to pavadinimo ir nesakykime. Taip. Bet taip pat sakai, kad kai tu čilinė, man taip visai įdomu pasirodė. Žiūrėdavai filmus, pastebėdavai ten tas visas detalės, kadrus, kompozicijas, panašiai. Fainas dalykas labai. Aišku, kartais gal apkrauna per daug smegenis, kai žiūri filmus įsivaizduoji. Jo. Bet Dėl to man draugai sako, arba arba popcorn, žinai. tildo tave. Jo. Aš komentuoju filmus labai dažnai. Bet tas ir įdomu, kad būtent kūrybinių industrijų fakultete labai daug žmonių yra suinteresuoti tais filmais, kino pačia industrija ir panašiai. Kas tavo tam prodiusavimo kely, kas buvo, pavyzdžiui, kiek atsimeni, labai faina, kas buvo mažiau faina? Ir kokia būtų tavo rekomendacija patiem studentam, žmonėm, kurie nori išbandyti save būtent šitoje srityje? Produsuoti? Prodiusavimas, režisūra, ta pati vaidyba, nes tu irgi, aktorė. Čia minimalistė. Geras klausimas, šiaip iš tikrųjų, nežinau, bet pagrindas turbūt yra laiko planavimas. Ypač jeigu tu nori būti prodiuseriu, tu privalai mokėti planuoti savo laiką. Tu, ar ten pirmasis režisierius asistentas, ar ne, šitoj rolė irgi teko pabūti. Ten visus tuos call sheetus padaryti, spreadsheetus ir panašiai. Nu, tu turi žinoti minučių tikslumu. Ir tu turi būti toks šiek tiek freakas ir, nu, kad viskas on time būtų. Tai tavo fetišas turi būti lentelės. Ar tai kalendorius, ar tai Excelis? Jo, nu, biški, tipo, man kaip ir keista, nes aš iš tikrųjų labai spontaniškas žmogus irgi esu ir man, nu, kaip ir nesusigretina, ar ne, bet kažkaip gaunasi. Tai tu planuoji, bet toks biški pridedi minučių, žinai, nes aš žinau, kad tas vėluos. Aš žinau, kad tas tikrai pastriks trafikė, žinai, tipo, ir... Tai tu tokia kaip ir mama darželį kartais O Dieve, jo. O Dieve, aš mama. Tai laiko planavimas. Jo. Kas dar? Ai, net nežinau. Nu, tikriausiai komunikabilumas, ne? Nu jo, tu turi sutarti su visais ir kartais, nežinau, galima tai pasakyti, nusileisti iki jų lygio, arba pakilti iki jų lygio, ar ne, kad tu palaikytum tą gerą pokalbį ir kad žmogus sakytų, oi, kaip fainai pasišnekėjom, gal tau tas pokalbis nebuvo labai fainas, bet tu turi biškį to aktorinio įjungti ir sakyti, bet čia žinok, bus taip ir taip, čia taip, o kitam pasakyti, bus taip ir taip, taip ir taip ir taip. Nu, tipo, turi pajausti, kokią rolę tu turi. Ir pagal kiekvieną žmogų asmeniškai turi prisitaikyti ir... Deja, bet tu turi būti toks biškį dviveidis. Nu, turi. Nu, bet kaip ir visur. Kaip ir visur? O pavyzdžiui, man čia labai įdomu, grožio industrija. Ten irgi turi būti dviveidis, ne? Vienas veidas ką tik atskėlus, kitas veidas jau prieš kameras ar panašiai, ne? Nu, yra tiesos, bet aš šiaip labai už natūralumą. Aišku, dabar tai aš pasidažius, bet irgi, tai žinai, niekada nepersistengiu ir, nu, mes visi žmonės esam, visiems mums dygsta spuogai, visi mes turėsim raukšlių, visi mes sulyti būnam ir panašiai. Tai, nu, visa tai yra natūralumas ir visa tai yra gražu. Taip, ir dėja socialinės medijos, kur visi yra tobuli ir visi pasipuošę ir pasidažę, sudaro tokį įspūdį, kad aš netoks, kad su manim kažkas negerai. Jo, kad kažkas su mumis negerai. Dėl to gerai daryti detoksą dar kartą. Labai gerai. Tai dar kartą, mėly žiūrovai, pasidarykite socialinių medijų detoksą, kad neišprotėtumėt. Taip, tiesa. Ir dar fainas dalykas apie tave pasiskaičiau, apie išprotėjimą šnekant, kai čia buvo tie visi karantinai, kuriuos mes jau visai beveik pamiršom. Tau pavyko kažkaip iškeliauti.
O, taip. Ir kaip sekėsi, kažkur iškeliavai, taip? Taip, tai kai prasidėjo karantino bumas ir aš jau mačiau, kad čia viskas susidaro, kad aš negaliu eiti į universitetą, aš negaliu eiti į miestą gerti kavos, aš negaliu eiti su draugais pavedžioti šunį, aš grįžau į Varėną, aš užsidarius namie, prie kompų. Man taip liūdna ir aš tokia, bet dar skristi galima kažkur, jeigu nori. Ir aš taip greitai kažkaip pasižiūriu, kur šilta, kur faina. O, Tenerifė. Palanga. Palanga. Tenerifė niekada nebuvau. Ten šilta, ten žmonės, ispanai, karšto kraujo, visi. Tai gyvenimas kažkodėl verda, nors visur pasaulyje sustojęs. Aš varau ten. Varau 2 savaitėm, nes man reikia atsigauti. Ir kiek išbuvai iš viso? 3 mėnesius. 3 mėnesius. Jo. Bet kaip sekėsi? Dirbai tikriausiai, studijavai nuotoliniu būdu, ne? Jo, viską dariau. Tai aš freelancinau tuo metu. Copywriterė buvau. Jo, ir social media administration. Tekstus rašai. Jo, ir tuo pačiu universitete mokiausi nuotoliu, kadangi viskas buvo. Tai taip biškį erzindavau kursiokus ir grupiokus, tipo, žinai, įsijunkit kameras, aš įsijungiu, man baseinas, paėmės, sorry. Ispanai, va. Jo, šiaip labai atsiprašau, aš nenorėjau taip pasirodyti. Aš tiesiog galvojau, kad kietai, bet iš tikrųjų, kaip pagalvojau, tai biškį lėk. Reikia truputėlį, kaip sako, pafleksinti, žinai. Jo, truputį man buvo tada ta bitė įgėlus tokio fleksinimo norėjęs. Bet labai įdomu, tai viskas pas tave buvo nuotoliu, tiek tos pačios paskaitos ir panašiai. Bent jau kai man asmeniškai buvo, na, ir paskaitos, dar ir buvo mokykla kažkiek nuotoliu ir panašiai. Toks buvo labai įdomus pastebėjimas iš mano pusės, kada pasirodo, jog kai kurie dalykai iš tiesų gali būti lygiai taip pat įsisavinami nuotoliniu būdu. Nes kartais būna, kad kai kurios paskaitos yra teorinės ir ar dėstytojas tenais rodo skaidres auditorijai, ar jisai rodo skaidres ten prisijungus per Zoomą nuotoliniu būdu. Tai man tas pasirodė visai įdomu, jog iš tiesų galima integruotą nuotolinę infrastruktūrą į mūsų kasdienybę ir taip iš tiesų sutaupyti ir studentų miego laiką, nes mes visi mėgstam biškai pamiegoti, bent jau aš asmeniškai. Ir taip pat galim padaryti viską, kaip čia pasakyti, paprasčiau, nereikia kamščiuose stovėti. Jo, aš pritariu. Gal šiek tiek sunkiau susikaupti nuotolinėje paskaitoje, nes tu neturi žmonių aplinkui ir panašiai, bet iš kitos pusės, aš ne kartą jau esu pasakęs šitą frazę ir aš ją pakartosiu, man labai patinka, jeigu tu nori mokytis, tu mokaisi. Viskas, čia yra tavo reikalas. Kad ir kokias paskaitas, kad ir kaip tau jas dėstys, kuo įdomiau dėstys, tuo geriau, tikrai tik pliusai, bet jeigu tau nuoširdžiai įdomi kažkuris sritis, tu paimsi ir mokysis. Tu paimsi po paskaitos, paskaitysi tą rekomenduotą literatūrą, kurios dažniausiai niekas neskaito, atsiprašau, bet taip yra. Bet jeigu tau tikrai nuoširdžiai įdomu, tu paimsi ir tu skaitysi. Ir man taip ne su viena paskaita buvo, čia, aišku, No Offense universitetui ar dar kažką, kai kuria informacija, kurią tu dėstai, yra pasenusi, ar ne? Taip, tai būna. Bet jeigu tu nori būti savo srities specialistas, o aš būtent to ir norėjau, ir visada norėjusiu, aš mokysiuosi ir pati domėsiuosi papildomai, kelsiu klausimus, galbūt parašysiu e-mailą dėstytojui, o jūs pagalvojate apie šitą, kaip būtų su šitu ir panašiai. Svarbiausia yra noras mokytis, taip? Bet šiek tiek apie tą nuotolinę infrastruktūrą, tu man užsiminiai, jog taip pat esi įsivėlusi, įsisukusi į virtualią realybę. Ar galėtum šiek tiek daugiau atskleisti apie virtualią realybę? Taip, tai aš turiu 2 darbus šiuo metu, ar ne? Ir vienas iš jų yra Digital Afterlife startup'e. Aš ten dirbu projektų vadovė ir kūrybininkė. Ir būtent mūsų startupas teikia skaitmeninius sprendimus. Ir vienas iš jų yra virtuali realybė. Taip pat kuriam papildytos realybės žaidimus ir panašiai. Tai su ta virtualia realybė čia buvo bumas dabar dėl tų paveikslų Čiurlionio, ar ne, ir panašiai, bet iš tikrųjų ją galima taikyti labai daug kur. Galima taikyti mokymuose, terapijoje ir panašiai. Pavyzdžiui, Vilnius Tech universitete, kaip galima pritaikyti virtualią realybę, kad būtų ir dėstytojams paprasčiau, ir studentams paprasčiau. Ar įmanoma? Tai žinoma, kad įmanoma. Įsirenki paskaitą ir tiesiog ją perkeli į virtualią realybę. Visą informaciją, kurią tu mokytumėsi šiaip esant auditorijoje, tu gali perkelti į akinius.
Ir jeigu... Bet kaip tai atrodytų maždaug? Ar tu užsidedi akinius ir tiesiog matai skaidrės dėstytojo? Tiesiog gali pasižiūrėti labiau iš šonus? Ar kaip tiksliau tai veikia? Gali būti taip, gali būti dar kitaip. Jeigu mes mokomės, tarkim, nežinau, ką čia paimti, kiną, ar ne? Ir mes mokomės apie stambų bendrą planą, kaip filmuoti, kaip veikia operatoriaus darbas, ar ne? Tarkim, apie operatorinį. Tai mes galim sukurti virtualios realybės žaidimą, kur tu užsidėjęs sakinius būsi operatorius. Ir tu turi atlikti tam tikrus taskus, kuriuos atlieka operatorius. Tai galim integruoti kažkokią, nežinau, klausimaniją, kokį veiksmą tu darysi toliau, ar ne? Ir aš ten pasirinku ir tu padarai tai ir matai, kad, nesigavo. Reiškia, ne tas atsakymas. Tipo toksai interaktyvus mokymasis, ar ne? Per patirtį būnant virtualioje erdvėje. Tai čia gal su kinu toksai paprastas pavyzdys, ar ne? Bet tarkim atsigręžkim į statybą ir į inžineriją, ne? Ir kur yra daug pavojingesnės darbo sąlygos ir panašiai. Ir tu gali ten eksperimentuoti virtualioje aplinkoje su blokų statymu ir panašiai. Ir saugiai mokintis. Jo. Arba pavyzdžiui, kaip prieš tai minėjai, tai pavyzdžiui mokyklose, jeigu turime istorijos pamoką, mes galime užsidėti akinius, nusikelti į tą vietą. Taip. Ir tiesiog tiem patiems studentam, moksleiviam tikriausiai būtų daug labiau įdomu. Aš irgi manau, kad, pavyzdžiui, ypač istorijos pamokoje, ar ne? Man mokykloje patiko istorija, bet aš mažai ką pamenu. Ne tai, kad mažai ką pamenu, bet tų faktų tokių, jie man nėra taip giliai jaugę, kaip aš norėčiau galbūt, kad jie būtų. Ir irgi man tokia mintis buvo, kad jeigu mes perkeltumėm visas istorijos pamokas į virtualią realybę. Įsivaizduok, tu dalyvauji Žalgirio mūšyje, tu esi karys. Viską žiūri nuo kalno. Jo, arba tu esi, tavo karūnavimas vyksta. Man labai patiktų. Man iš tiesų šitas dalykas. Čia aktoriams ypač patiktų, manau. Gal daugiau aktoriukų, žinai, išaugintumėm irgi. Bet jo, aš esu už tą patyriminį mokymą, jeigu taip galima įsireikšti, ir aš labai to sieksiu. Aš pažadu visiems. Labai faina. Jo. Na, dabar, kadangi perėjom prie inovacijų, technologijų, netgi per žiniasklaidą tave parodė, ir parodė tave ir komandą, jog jūs darėte leidinį, žurnalą, bet jis ne bet koks, jis turi tokį twistą, tokį plot twistą. Ir koks tas plot twistas? Jį sukūrė dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas. Tai viskas. Žmonių nebeliks. Žmonės bus panaikinti nuo žemės paviršiaus nušluoti. Oi, ne, tikrai ne. Čia, aišku, amžinas klausimas, ar dirbtinis intelektas pakeis specialistą, bet mes visi žinome, kad ne. Pakeis nebent tas žmogus, kuris moka naudotis dirbtiniu intelektu. Tai va. O tu moki naudotis. Bent jau pramokai. Jo, šiek tiek moku šiaip. Papasakok daugiau apie šitą projektą, nes jis tikrai labai įdomiai skamba. Na, tai komanda sugalvojo, kad nori leisti elektroninį žurnalą ir atėjo visas tas dirbtinio intelekto bumas, jisai buvo labai sukilęs, nes patobulėjo visos programos kaip ChatGPT, Midjourney ir panašiai. Atsiprašau, ChatGPT yra skirtas tekstui, o Midjourney yra skirtas būtent vaizdų generavimui. Taip. Aišku, ChatGPT, jeigu tu išsiperki licenciją, tai ten gali būti ir programavimui skirtas, ir taip pat vaizdų generavimui, nes jie, man atrodo, su DALL-E bendradarbiauja ir jie irgi jau gali generuoti vaizdus pačiam ChatGPT, bet tau reikia mokamos versijos. Gali būti, kad klystu, bet man atrodo ne. Tai šitas reikalas. Ir buvom, ar yra toks dalykas, ar kažkas jau pasinaudojo dirbtiniu intelektu, kad sukurtų žurnalą Lietuvoje? Ne, nėra. O pasauly? Irgi nėra. Oho, aš būčiau pagalvojęs, kad bent jau pasaulyje tikrai kažkas jau būtų. Jo, būtent. Tokio dalyko, kaip mes sukūrėm, dar nebuvo. Bet gerai. Dabar darot leidinį ir tu buvai copywriterė, tu treneri sėdėjai ir rašėjai pasaulyje, rašy žmogiškai tekstus, o dabar už tave daro dirbtinis intelektas tekstus. Dabar, kodėl reikėtų pasitelkti dirbtinį intelektą? Kuom jis yra pranašesnis leidinio gamyboje? Kuom buvo pranašesnis, pavyzdžiui, jūsų projektui negu žmogus? Mūsų leidinys lietė statybos, architektūros ir inžinerijos temas, ar ne? Sunkės temas visai. Taip, man ypač, kaip kūrybininkai. Bet aš turiu puikią komandą, kuri mane šviečia tom visom žiniom ir panašiai. Tai
Kame yra problema, kaip jie man paaiškino, kad šitas sektorius yra vienas sėsliausių sektorių taikant inovacijas ir tobulėjant, nes ten yra labai daug restrikcijų, reglamentų ir panašiai. Tu negali bet kaip padaryti, tu turi labai viską atrašyti, viską labai gerai apskaičiuoti ir panašiai. Bet tos naujos technologijos, kaip virtuali realybė, papildyta realybė ir panašiai, jos vis tiek ateina ir mes turim išmokyti jas taikyti visuose sektoriuose, nes tai yra mūsų ateitis, ar ne? Taip, kaip ir internetas kažkada buvo. Taip, visi bijo. Gerai, aš negaliu sakyti, aš nebuvau gimus tada. Aš irgi nebuvau, bet iš tiesų bent jau kiek pasakoju. Taip, sakė, oi čia... Tipo, it's a blast, praeis, žinai. Iki ko praėjo. Praėjo iki tol, kai mes bijo nebegalim. Taip. Esam paralyžuoti bijo. Taip, tai nebent detoksikacija. Tai žodžiu. Ir mes pagalvom, kad dabargi visko klausim dirbtinio intelekto. Bet ko gali paklausti ir tu gali gauti atsakymus, ar ne? Ir kokiagi bus ta ateitis statybos, architektūros, inžinerijos, jeigu čia viskas taip, sėslu dabar, bet mes žinom, kad ateina pokyčiai, nes pokyčiai visada vyksta, nuolatos. Ir dabar vyksta pokytis. Gal mes apie jį dabar nežinom, bet jisai jau vyksta. Ir pagalvom, kad būtų įdomu pastatyti visą elektroninį leidinį ant tos ateities įsiaiškinimo, tokio gal šiek tiek paspekuliavimo, bet tuo pačiu ir apie dabartį kalbant, kas įvyks tuose sektoriuose. Ir mes su tuo ChatGPT ir kalbėjomės, kas bus, kaip bus ir panašiai. Geras. Tai tikriausiai tas pranašumas dirbtinio intelekto rašant leidinį virš žmogaus rašymo, aš dabar kiek girdžiu įsivaizduoju, buvo tas, jog ten, kur daug matematikos ar spekulacijos ar kažkokių skaičiavimų, tikriausiai tokių irgi buvo, tai dirbtinis intelektas daug efektyviau su tuo susitvarkė ir galėjo pateikti tas spekulacijas tiksliau. Žmogus tikriausiai irgi jas pateiktų, bet tikriausiai daug ilgiau užtruktų. Negaliu nieko sakyti dėl skaičiavimų, pas mus leidinėje nieko neskaičiavom. Bet kokiu atveju, kad ir kokią tau informaciją pateikia dirbtinis intelektas, jo paklausus, ją vis tiek reikia pertikrinti. Nes negaliu sakyti, kad mes jau esam pradiniai stadijoje, bet jinai tikrai dar nėra pati aukščiausia, ką mums dirbtinis intelektas pasiūlys. Tai ypač, kai aš ateinu tokia visokia į šitą sektorių ir noriu parašyti straipsnį apie inžinerijos ateitį. Faktas, kad aš pasikalbu su ChatGPT ir aš tokia, cool, bet aš turiu parodyti inžinieriui ir paklausti, kaip manai čia įmanoma, nes jisai geriausiai žino, tai jos sritis. Tai visada pertikrinkit, ką jums atsako dirbtinis intelektas, nes... Labai svarbu, taip. Aš nežinau, mes kažką ten su juo kalbėjomės, nes aš ChatGPT kiekvieną dieną naudoju. Man patinka. Čia dabar toks dalykas, kuris jau po truputį pakeičia Google, aš įsivaizduoju. Jo. Tai žodžiu, mes kažką ten kalbėjomės, kažko aš ten prašiau pabrainstormint ir jis man pasakė, kad Kaunas yra sostinė Lietuvos ir aš tik, ką tu čia? Ne, bet gal jis numato ateitį, žinai. O, aš nenoriu šitą. Gal Kaunas iš tiesų bus sostinė Lietuvos? Matysim, aš nespekuliuosiu šitoj vietoj, po to dar kauniečiai supyks ant manęs. Buvo dar kokių, nežinau, tokių dalykų, kurie tave nustebino visam tam procese? Dėl to pačio dirbtinio intelekto, galbūt jo pajėgumai, galbūt kažkokios kliurkos labai nustebino. Gal iš nuotraukų generavimo, tai pavyzdžiui, labai svarbu, kaip tu suformuoji tą vadinamą promptą. Aš dabar lietuviškai pamiršau, kaip jis vadinasi. Užklausa. Jo, užklausa. Ko tu paklausi, paprašai. Ką tu nori, kad jisai tau sugeneruotų. Kuo daugiau detalių, tuo geriau. Tuo labiau tikėtina, kad jisai sukurs tai, ką tu nori matyti. Kuo konkrečiau reikia formuoti užklausą. Nežinau, ar matyti tą memą, bet yra tipo, kad šitą lašišą plaukioja upiai. Ir dirbtinis intelektas sugeneravo, kad ta lašiša, žinai, ta iš parduotuvės, kur jau nudirbta ir jinai tipo taip. Tai žinai, kad tokių dalykų išvengti ir kad tu tą dirbtinį intelektą normaliai įdarbintum, tau reikia labai gerai suformuoti, ko tu nori. Ir mes, pavyzdžiui, irgi, kai žurnalo iliustracijas rengiam, taip pat naudodami Midjourney programą, tuos promptus generuojant, mes labai daug laiko užtrukom.
Nes mes atėjom irgi tokie, aš iš savo patirties gal kalbėsiu, aš tai tokia šiek tiek pradinukė dar buvau ir man atrodė, kad, o Dieve, kaip greitai tą žurnalą parašysim čia, va taip, va, ir sugeneruoti, ir net iliustruoti nereikės, čia jėga. Tai norėjot per mėnesį 2 sugeneruoti, bet gavosi iš viso apytiksliai 5 mėnesiai darbo. Ne, gal ne 5, šiaip net nežinau, per kiek laiko žurnalą padarėm. Maždaug čia. Man atrodo mažiau, bet jo, ir tu toksai, atrodo, žaidi ir jis tau neduoda to, ko tu nori, ir tu toks, kodėl? Tu turi palengvinti man darbą, kodėl tai apsunkinti. Tai dėl to ir sakau, kad pakeis nebent tas specialistas, kuris moka valdyti dirbtinio intelekto įrankis. Nes, jeigu tu sakai, čia visi moka, ne visi moka. Mes negalim sakyti, kad visi ateitų ir padarytų tą patį. Nepadarytų. Tu visur turi įdėti darbo, laiko, skaitimų apie tai, kaip tai daryti. Taip pat turi norėti mokintis. Be abejo. Turi būti šiek tiek susikoncentravęs, neišsiblaškęs. Jo. Labai įdomu. Jeigu dar turi ko paklausti, kas padėtų, dar geriau. Fainas dalykas su tavim, nes tu vis tiek, tokia ir spalvinga, ir meniška, artistiška. Ir pilkai apsirengus. Bet vis tiek esi tokioj srity, kuri, nežinau, bent jau man iš šono atrodo, kur ten yra daug tokio, vadinkime, moksliškumo, gal kažkokios matematikos, toks dalykas. Inovacijos, inžinerija, ten pilka. Toks šiek tiek priešiškumas, pavyzdžiui, ką mes studijuojam. Taip. Ką tu baigėsi. Taip. Ką patartum būtent studentams, arba, nežinau, tiesiog žmonėms, kurie, tokie kaip tu galbūt, irgi faini, spalvingi, artistiški, bet nori vis tiek gauti tą žinių bagažą, nes visgi ateitis artėja ir jie nori vis tiek garantuoti savo vietą toj visoj dirbtinio intelekto infrastruktūroje. Taip. Ir profesiniam kely. Tai gerai, palauk, gal nuo pradžių, ar ne? Inžinerija, inovacijos, kiek pilka. Bet aš iš savęs esu toks žmogus, kuris eina daryti pokytį, kuriam įdomu, kuris nori įsilieti. Tai tu turi būti smalsus, jeigu šitoj vietoj. Ir šiaip mes, atsimenu, su mama kažkada juokavom, jis sako, aš nesuprantu, norėjai būti aktorė, norėjai būti renginių organizatorė, laidų vedėja, viskas ten, žodžiu, kas pramogų pasaulyje yra, man įdomu, aš ten buvau, aš ten vis dar esu ir panašiai. Kodėl tu visada į tą inžineriją ir tas inovacijas, Kam tau tie kompai? Taip, kur tu ten nueini, žinai. Ir aš taip sėdžiu su jie ir tiesiog taip pagalvom, sakau, gal mano toks tikslas, gal aš kaip tik turiu būti toks saulės spindulėlis, žinai, tokia šypsenėlė, biški durnelė gal, bet kur įeina ir tokia, aš išmoksiu, aš parodysiu visiems, kad galima išmokti, kad reikia būti smalsiem, reikia eiti ten, kur nesupranti, nes ten gali būti labai labai įdomu. Ir tose sritys ten žiauriai įdomu. Žiauriai įdomu, tikrai? Taip, ir dar įdomiau, kai tu nesupranti, bet tai kaip čia taip gaunasi, ir čiagi labai paprasta, ir čia ne. Nežinau, gal reikės ir man tenais pasižiūrėti. Tai va, tada grįžtant prie tavo klausimo, kaip sudominti, kaip ateiti ir panašiai, tai tas domėjimasis, smalsumas ar ne, kitas dalykas, nebijojimas apsikvailinti, nes... Kvailų klausimų nėra? Jo, ir mes... Ne, tikrai nėra. Ir šiaip, aš irgi, pavyzdžiui, savęs esu smalsi, bet kartais būna tos pilkos dienos, kur tu toks, aš nieko nesuprantu, aš tai bijau eiti, klausti, visko per daug, aš čia, I'm not good enough. Bet iš tikrųjų, jeigu turi gerus draugus, gerą užnugarį, gerą darbo komandą, jie pasako, kad, mes viską padarysim kartu, žinai. Tai šitas labai svarbu ir, aišku, pasitikėjimas savim. Tai tas dalykas. Tai, kažkaip tavo šitas kelias net ir mane padrasina, nes tai reiškia, jog jeigu tau patinka vieni ir kiti dalykai, tai reiškia, kad tu negali savęs integruoti į kitą sferą. Taip. Ir pavyzdžiui, kas liečia inovacijas, ten labai daug kūrybiškumo. Ten reikia tokių žmonių kaip mes, verkiant. Nes, dėl to tas sektorius yra toks sėslus, gal, dėl pasenusio švietimo sistemos, sustabarėjusio to viso sektoriaus valdybos, kad jie neįsileidžia jaunų žmonių, o jauni žmonės, mesgi žinom, neša idėjas, pokyčius. Jo, kartais tai būna kvaila, jo, tai kartais neveikia, bet kaip kitaip pakeisti, jeigu nebandant. Būtent.
Ir, nu, aš džiaugiuosi, kad statyba ir architektūra patikėjo manim, kad jie įsileido, kad jie nori su manim. Ir dabar jie mato, kad dirbti. pasiteisino. Taip, Tai tu būsi viena iš priežasčių, kodėl šitas sėslus sektorius taps sparčiai augantis, ne? Nu, aš labai tikiuosi. Aš noriu daryti tą pokytį, man labai patinka tai. Ir, pavyzdžiui, kas liečia irgi inovacijas, tai grįžtant į kitą mano darbą startuolyje, kai tu kuri virtualios realybės ar papildytos realybės žaidimus ar ne, nu, tu irgi turi sugalvoti, kodėl žmogus tai norėtų naudoti. Ne tik, kad ten mokymai ar ne, bet kokie tie mokymai, kodėl jie įdomus. Kas būtent pritraukia. Taip. Tai yra irgi marketinginės žinios, tai yra psichologinės žinios, komunikacija su tos srities atstovais, kad suprasti, kas mokymuose turėtų būti ar ne. Ir šiaip bendro vaibo kūrimas, kad tau, fainai ten būtų. Nes juk daug smagiau mokytis, kai, gera erdvė yra, arba kai geri žmonės yra, tarkim, ir panašiai. Aišku. Kaip ir bet kur. Žmonės labai daug padaro, labai daug padaro. Tai mes su savo emocijom užkrečiam kitus, arba jie užkrečia mus. Visiškai. Toks ir yra aktorinis žavesys, kai stovi ant scenos ir gali visus kitus užkrėsti ir perduoti savo emociją. Aš atsimenu, man sakydavo, o tai kodėl tau patikdavo lipti ant scenos, tau patinka, kai tau ploja, tu čia, žinai, dėmesį. Ir aš tokia, ne, man patinka perduoti emociją, atsimenu, kai vaidinau spektaklį ir aš turėjau tokią sunkią mamos rolę. Ir kažkokia ten scena buvo, kad smurtas, nesutarimai šeimoje ir panašiai. Ir kažką aš ten išvaidinau ir aš taip žiūriu į publiką ir kažkaip taip prožektorius vienas prašvitė ir aš matau, kad moteris viena verkia ir jinai taip, žinai, žiūri. Ir aš tokia, aš paliečiau ją, jinai suprato. Ir va čia man yra neįtikiniausias dalykas ir aš manau, kad, kas yra aktoriai ir jeigu jie turi tą galią pakeisti žmogaus emociją, nesvarbu, verkti, juoktis, bet jeigu jie paliečia, jeigu jie padaro pokytį žmoguje tą akimirką, tai man yra nuostabu. Aš kaip tik priminė man vienos mokytojos citatą, jis sakė, kad kaip dabar sakė, kad meno tikslas nėra ten nei toks, nei anoks. Meno tikslas yra vienas ir vienintelis – paveikti. Taip. O koks tas poveikis, tai čia jau priklauso nuo meno srities ir nuo aktoriaus ir panašiai. Ar grįši į sceną kažkada? Nežinau. Atrodo, kad čia toks dalykas, kuris tavo širdį. Jisai yra, jis visada bus. Bet, aš kaip ir sakiau, man atrodo, kad aš vis tiek aktorė visose tose darbo srityse, kur dabar esu. Nes reikia to įjungti, tu darai poveikį kažkokį žmogui. Tai mes visi šiaip iš esmės esame aktoriai. Bet žinai, žiauriai įdomu, nes aktorė, kuri naudoja savo artistiškumą, visus aktorinius gebėjimus ir kuri dabar netgi daro tokią, vadinkim, evoliuciją ir rimtus dalykus su dirbtiniu intelektu, technologijom, inovacijom. Tikrai duodi daug vilties visiems žmonėm, kurie galbūt jaučiasi gal įstrigę vienam kely arba, nežinau, gal, tiesiog duodi vilties žmonėm, kad galima daryti realiai labai daug. Mes dabar gyvenam toje eroje, kai mes galim turėti viską šiaip iš esmės. Mums atviros visos durys. Mums tik reikia eiti, klausti, laukti. Ir rodyti norą, manau, ir darbą. Ir norėti mokintis, kaip ir sakei. Pradžioj mūsų pokalbio. Bet čia labai įdomi tema palietė, pavyzdžiui, ta laisvė. Nežinau, aš taip jaučiuosi taip. Mes dabar istorijoje esam tokiam laikotarpiu, kur mes galim daugiau negu bet kada anksčiau. Taip. Ir mes galim tai pasiekti greičiausiai, tikriausiai negu bet kada anksčiau. Taip. Bet man būna toks jausmas, kad kada pasirinkimų yra tiek daug, kad tada net nežinai, ko griebtis, gal tada neįsiaiškini, kas patinka. Toks jausmas, kad tą laisvę riboja. Jo, nes pasirinkimo labai daug ir viskas labai greitai keičiasi, ar ne? Ar tave riboja tą laisvę? Kartais. Manau, visus kartais riboja. Bet kaip ir sakiau, ar ne, viso pokalbio metu, man viskas įdomu, aš visur noriu eiti, ar ne? Tai tada, kas man geriausiai sekas, aš nežinau vis dar. Ir aš vis dar ieškau, kas man labiausiai patinka,
kuris sektorius man pats įdomiausias. Tai labai sudėtingas klausimas, nes visa tai keičiasi. Keičiasi su manimi, keičiasi su aplinka ir panašiai. Tai koks yra tavo tas patarimas žmonėms, kurie jaučiasi įstrigę, kaip laisvėje atrasti laisvę ir pasijausti laisvam, o neįkalintam šitoje pasirinkimo laisvėje? Aš manau, tiesiog eiti ir bandyti. Tu vis tiek kažkur turi potraukį, kas tau patinka. Man, pavyzdžiui, patinka keramika, man patinka lipdyti. Keramika žiauri faina. Jo, tipo, ir aš niekada negalvojau, kad man patiks ir aš toks biški purvinas darbas gal. Ir, iš viso, kaip aš šitą puodelį nulipdys. Bet aš ir man tai patiko. Čia meditacija gaunasi. Jo, ir aš apie nieką negalvojau tuo metu ir labai fain. Nežinau, kas toliau bus. Man irgi keramika labai patinka. Galėsime eiti puodų palipdyti. Kaip tik artėja kalėdos, tai reikia, dovanų prigaminti. Dovanų reikia, teisingai. Aš tai manau, kad aš tiesiog dirbtinio intelekto paklausiu, jo, kokias dovanas geriausia dovanoti. Aš manau, kad jis tikrai pasiūlys nemažai pasirinkimų. Tai. O tavo, pamiršau prieš tai paklausti, tavo studijų, tas visas backgroundas, tu baigėjai... Pramogų industrijas. Čia kūrybinių industrijų fakultete Vilnius Tech universitete, taip? Jo. Kaip sekėsi, ką tu tai davė? Sekėsi gerai. Aš visada buvau aktyvi studijose, jeigu taip galima įsireikšti. Aš labai turiu gerus santykius su dėstytojais, su dekanatu. Mes kažkaip visi vienas kitą pažįstam. Davė labai daug, bet kaip ir sakiau anksčiau, tu turi pats labai norėti ir tu turi pats labai daug mokytis. Ir aš žinau, kad kartais tvyroja tokia nuostata, kad į kūrybinės industrijas stoja tie žmonės, kurie nežino, kur stoti. Jo, būna tokių, bet žinokit, būna ir nuoširdžių žmonių, kuriems įdomi pramogų industrijų sfera, kūrybinių industrijų sfera, bet jie dar tiksliai nežino, ar jie nori būti renginių inžinieriais, nori dirbti su apšvietimu, ten su laidais ir panašiai. Ar jie nori būti renginių organizatoriais, ar gal jiems iš viso marketingas labiausiai patinka. Ir man atrodo, kad pramogų industrijų ar kūrybinių industrijų studijų programa leidžia tau pasimatuoti tas sakykime, rolės, nes juk paskaitas turėjom ir grafinio dizaino kažkokias minimales, Photoshopo dar kažko, ar ne? Tada kino industrijų daug turėjom, tada produsavimo labai daug paskaitų turėjom, marketingo, socialinių tinklų, administravimo. Na, visa tai iš vienos pusės yra labai skirtinga, bet iš kitos pusės labai ir siejasi. Ir tu šiek tiek palietęs tą vieną ar kitą sferą, gali suprasti, kad aš noriu tik čia, man čia labai labai patinka, tie visi pašaliniai dalykai, kuriuos man dar siūlys studijos, man labai padės sustiprinti tai, ko aš noriu siekti, bet čia man labai patinka. Supratau. Ir šiaip, tu gauni komunikacijos diplomą, ar ne, čia mano draugai visada sako, kad tu taip sakai, nes tu tai baigei, bet koks skirtumas. Komunikacija yra visa ko pagrindas. Nes tik kalbėjimu mes galime viską išspręsti. Tu gali turėti milijono ar dar daugiau milijardų vertą idėją, jeigu tu neiškomunikuosi jos, jinai bus 0 pinigų vertės. Iš tikrųjų, ir pavyzdžiui, aš kai dalyvauju hackathonuose kaip žiūrovė, kaip dalyvė neteko man dar dalyvauti, gal reikės, kad. Bet aš irgi žiūriu tuos pitchus jau pačioj pabaigoje ir aš tokia, oi vaikai, jūs nei vienas nemokat kalbėti, tu turi tokią gerą idėją, bet tu nemoki papasakot, tu netelpi į laiką, tu kalbi lakoniškai, tu kalbi ne tai žodžiais, kuriais reikia kalbėti ir tavo skaidrės negražios. Viskas, tu pralošiai mane, kaip investuotoja, kuri neturi pinigų investuoti, bet tu pralošiai mane. Labai įdomu, nes tada gaunasi, kad kiekvienam komunikatoriui iš vienos ar kitos pusės, netgi ta pati aktorystė padeda, kad ir minimalus prisilietimas prie jos. Nes tu labai gerai pasakei, kai nėra tos įtaigos, kai nėra to kabliuko, tiesiog žmogui tampa neįdomu.
Jo, na aišku, ne visi tie, kas baigia ir turi komunikacijos diplomą, yra geri oratoriai, ne? Faktas, kad ne. Negalim taip sakyti, man gal šiek tiek drąsiau kalbėti ten ar prieš auditorijas, ar ten pokalbių laidose kažkokias ar panašiai, dėl to, kad aš labai turėjau tos aktorinės daug patirties, kai mokiausi dar mokykloje, ar ne, ir ten turėjau scenos kalbą visada ir šiaip ten viešas kalbas labai mėgau sakyti ir panašiai. Man patinka, kaip ir sakiau, daryti tą poveikį kažkokią, ne, žmonėm. Taip. Bet viso to galima išmokti. Ir Taip, tu gali tai naudoti vat, kaip oratorius, ne, kalbėdamas viešai žmonėms, auditorijoms, bet tu lygiai taip pat gali būti labai geras partneris santykiuose. Jeigu tu išmokai komunikuoti taip ir tu žinai, kaip tikslingai dėstyti savo mintis, tu gali pajausti iš neverbalinės ar verbalinės kalbos, kaip žmogus šalia tavęs esantis jaučiasi ir ko jam dabar reikia. Gal jam reikia dabar, kad tu tiesiog palinguotum, ar ne? Gal jam dabar reikia apkabinimo, gal kartais jam dabar... reikia išklausimo, kartais reikia patarimo. Jo, ir tu, visą tai juk ir pasiūlo šios studijos, iš esmės, suprasti žmogų, būti tarp žmonių. Žinot, kaip atsakyti, kada, kur, kokioje aplinkoje. Ir dar pliusų daug, visokių bonusų duoda. Tai va, tai vert. Tai užskaitai, verta. Jo, man patiko. Man patiko šiaip iš tikrųjų. Dar vienas labai toks įdomus ir kontroversiškas dalykas, tai yra dirbtinio intelekto naudojimas būtent švietimo background'e. Tai ką turiu omenyti, kad studentai dabar naudojasi dažnai dirbtiniu intelektu ir vieni dėstytojai leidžia, bet didžioji dauguma dėstytojų vis tiek yra, blokuoja tai, nes tai yra laikoma kaip ir plagijavimu ar nusirašinėjimu ar dar panašiai. Kokia būtent tavo nuomonė yra apie tai, apie dirbtinio intelekto etapą? Kaip jį integruoti sėkmingai į studijas? Taip, teisingai. Šiaip labai geras klausimas ir jisai etiškai svarbus, ypač dėl viso plagijavimo ir panašiai, bet aš manau, bet kokiu atveju mes nuo dirbtinio intelekto nepabėgsim, ar ne? Ir dėstytojai privalo kažkaip suprasti, kaip jį sėkmingai integruoti į savo studijas, kaip tas dirbtinis intelektas gali tapti puikiu įrankiu studentams, kad jiems tai palengvintų jų darbą. Ir aišku, aš neskatinu ir niekada neskatinsiu bakalauro, tarkim, rašyti su ChatGPT, nes tai yra visiškas plagijavimas. Tai šito daryti tikrai nerekomenduočiau, bet galbūt išsigryninti savo temą iki pačių smulkmenų, tai gali padėti. Patarti, tarkim, tiek su turiniu, ką turėčiau panagrinėti svarbiau ir panašiai. Bet nekopijuokit ir nedėkite savo bakalauro darbą. Pasitarkit, kaip su draugu. Dirbtinis intelektas turi būti draugas. Jisai turi būti tavo pašnekovas, kad tau padėti suprasti, įsigilinti į tam tikrą sferą. Tai jis turi būti pagalbininkas, bet tikrai jokiais būtais nedarytojas už tave. Taip. Tai jisai ir turi būti įrankis, kuris tau padeda, ne kuris padaro už tave. Nes jis net ir negali kokybiškai padaryti už tave. Grįžtant prie žurnalo, vis dar ne. Mes turėjom teksto redaktorių, mes turėjom specialistus tos srities ir panašiai. Jie turi pertikrinti, jie turi pataisyti, nes tai gali būti nesutapimai, netikslumai ir panašiai. Jis negali padaryti už tave, bet jis gali tau padėti padaryti. Jis gali tau padėti. Jo, ir aš pavyzdžiui kažkur Instagram'e, man atrodo, mačiau iš kažkokios paskaitos užsienyje ištrauką, kad dėstytojai skatina naudoti dirbtinį intelektą, tam kažkokią tam tikrą svetainę, kuri padeda rašyti backendo šitus kodus programavimui. Tai irgi, bet vakar su programuotoju savo kalbėjau ir jisai man sako, jisai negali man paduoti kodo, bet aš galiu jam apibūdinti, kokio kodo man reikia ir jis gali patarti, kaip tą kodą parašyti, bet jis už mane jo neparašys. Bet vis tiek labai palengvina visą tą procesą. Taip. Tai aš manau, kad į dirbtinį intelektą reikia žiūrėti kaip į papildomą literatūrą, ar ne? Bet vietoj to, kad tu žiūri, žinai, tipo, kur paveiksliukas ar citatai išskirta ar paboldinta,
tu paklausi ir jis tau atsako ir tu gauni tą informaciją struktūruotai. Tikėtina, ne visada, bet tikėtina, kad gausi struktūruotai. Tai yra literatūra, kuri dar pati save moka skaityti. Jo, bet ją vis tiek reikia pertikrinti, kaip ir sakėjom. Taip. Tai jeigu turi laiko, žaisk. Neplagijuokit, nenaudokit dirbtinio intelekto savo bakalauro darbuose. Jo, ne, taip, mes irgi nedurniai ir dėstytojai irgi. Taip, mes nedurniai, bet mes sąžiningi. Taip. Aš savo bakalauro darbę nenaudojau dirbtinio intelekto iš vis. Aš irgi nenaudosiu. Aš tave pamokinsiu, kaip naudoti tiksliai. Gerai. Kad nebūtų plagiato ir kad būtų viskas tvarkoje. Tai va. Na, iš to, ką mes dabar pasišnekėjom, keli pagrindiniai dalykai, kurie man patiko ir tokios kaip rekomendacijos, kurias aš paimu iš tavęs, žiūrovą. Pats pirmas, vienas svarbiausių, socialinis detoksas. Ane? Taip. Kartais yra labai gerai ištrinti viską, išjungti, jeigu tai galima padaryti, jeigu darbas neriboja ar dar kažkas. Taip. Ir tiesiog šiek tiek pagyvent akmens amžiaus sąlygomis. Mokinimasis. Labai svarbu yra tiesiog mokintis. Nes aš įsivaizduoju, pats mokymasis jisai neturi galutinio rezultato. Ta prasme, čia yra pastovus procesas. Ja. Ir jis tave turi vežti iš esmės. Taip, tai turi mylėti patį mokinimosi procesą. Ja. Tikriausiai vienas iš gyvenimo tikslų, daugam tikriausiai būtų aktualu, išmokti mokintis ir tiesiog... Jo, nes jeigu tu nustoji mokytis, tu stagnuoji, taip. Tu stovi vietoj. Taip. Nesvarbu, kokioje srityje mokinimasis yra labai labai svarbus. Taip. Tai mokinkitės ir mylėkit patį mokinimosi procesą. Taip, išmokit pamilti. Jeigu nežinot, ką norit daryti, kur norit būti, bandyti. Nebijot apsikvailinti, bandyti ir atmetimo būdu išsirūšiuos, taip. Atmetimo arba patikimo būdu išsirūšiuoti, kas kur kaip taip. Ir tikriausiai dar, vėlgi, ką aš tavęs vėl išmokau, neapsiriboti jokiom stigmom, stereotipais, kad tu čia kūrybininkas, tu čia negali dabar eiti į inovacijų technologijų sektorių galbūt. Visiškas melas, taip? Taip. Tu esi gyvas to pavyzdys. Oi. Na, aišku, aš ne inžinierė, žinai, aš vis tiek savo srityje esu, bet taip sakykim. Gal tu ir tapsi pilotė, kas ten žino dabar? Kas ten žino? Šiaip aš norėjau į programavimo kursus jau įsirašyti, man šitas dar įdomu. Taip. Dar įdomu, ne? Jo, tai tik laiko dabar kol kas neturiu, bet yra planuosi. Taip. Ir taip pat laiko planavimas. Labai daug šitą girdim. Yeah. Bet tai yra tiesa. Kad galėtum padaryti tiek daug skirtingų ir įdomių dalykų, kiek tu darai, laiko planavimas tampa labai labai svarbus dalykas. Iš šitų visų išvardintų, kaip tu galvoji, kuris yra svarbiausias? Būti smalsiam ir eiti ir bandyti ir mokytis. Aš kažkaip irgi taip manau. Nes jeigu tu šitą prioritizuosi, visi tie kiti ateis šalia. Taip. Tai būti tokiems. Labai faina, Mintarė. Ačiū, aš iš tavęs irgi kažkaip, žinok, pasiemu iš to pokalbio tikrai dalykų. Tai labai džiaugiuosi. Didžiausias sėkmės tau. Lauksim visokių inovatyvių projektų. Oi, aš žinau, kad ateina. Ateina? Ateina. O kur mes galim atstebėti, kas gero vyksta? Tai galite stebėti mano asmeniniuose profiliuose. Mintarė Palevičiūtė įvedam. Taip. Į socialinius tinklus. Arba galite stebėti statybą ir architektūrą naujienų portale arba socialiniuose tinkluose. Ir Digital Afterlife, socialiniuose tinkluose. Labai faina. Aš iš to pokalbio pasiėmiau daug. Ačiū tau labai. Ačiū tau. O jūs, mėly žiūrovai, tikiuosi, jog irgi pasiėmėt daug ir jog vienose vietose padrasėjot, kitose vietose įsigilinot ir tikiuosi, jog šitas pokalbis dar labiau paskatins jūs įsigilinti į dalykus, kurie galbūt net netrodė tinkami jums, bet iš tiesų pasirodo, jog viskas gali tikti mums, jeigu mes tik tai turime noro ir motyvacijos. Na, ačiū, kad buvote Atlantų balkone ir lauksime jūsų kitame epizode, kur bus labai įdomi pašnekovė, kuri, išduosiu paslaptį ir šiek tiek paspoilinsiu, yra pasaulio karatė čempionė. Tikiuosi, jog kitame epizode būsiu saugus ir gyvas. O dabar tikriausiai einu pasimokinsiu kelių savigynos judesiukų. Iki.